Noriu aptarti datą, kuri yra 1982 12 mėnesio 20 diena. Tai yra nuostabus charakteris, nuostabus žmogus, labai gera ir malonu dažniausiai žmonėm su šitokiu žmogumi bendrauti, nes jisai tiesiog jaučia, kada su kuo ir kaip bendrauti. Bet, kaip ir kiekvienas žmogus, netampykim liūto už ūsų. Mes turim su šituo žmogum neperžengti ribų. Jeigu mes jų neperžengim, šis žmogus yra labai geras partneris, verslui, yra geras labai partneris šeimoje, labai geras partneris versle, apskritai visur, kaip ir sakiau prieš tai. Taip pat šis žmogus turi labai daug energijos, bet šiam žmogui nevertėtų savo energiją švaistyti veltui, ją nukreipti teisingai ir investuoti savo laiką ir jėgas į tai, kas atneša pakankamai stabilią poziciją gyvenime. Ir turi balansuoti, turi išmokti, jeigu dar nemoka, tai tada vertėtų išmokti, kaip suderinti finansus, kad darbas ir finansai, ir sveikata, ir energija. Tarsi svarstyklės būtų ir išmokti truputėlį vieną pakelia, kitą nuleidžia ir paskui kitą pakelia, o aną prieš tai, kuris buvo, nuleidžia. Ir taip po truputį tiesiog balansuoti. Balansas šiam žmogui yra labai svarbus ir labai svarbu išlaikyti tą harmoningą energiją. Dabar kalbant apie tai, kaip tai padaryti, tai tiesiog žmogus gali labai strategiškai pamąstyti. Tiesiog atsisėsti ir strategiškai pamąstyti, nes labai turi aišku estetinį ir tokį strateginį mąstymą, matematinį mąstymą.